Vyriukai, sveiki. Garsas yra? Yra. Humoro jausmas yra? Yra. Laiko yra? Yra. Kiek? 3 valandos. Gerai, 3, 2, 1 eteris. Laidos MMDemsai vedėjai Modestas Švoba ir Mantas Stonkus. Kaip skamba, taip ir sveikinam. Lygiai taip pat. Galit ir mūsų Facebook'e MMDemsų ant sienos numesti. Dienos čempioną. Jo. Bet numeris viešai bus. Jo. Tai parašysim personal. Mes jį ačiū. Alina. Ne? Mhm. Rusiškai? Šesti тебе. Kas yra, kodėl nekelia? Klausau. Klausau? Alio, klausau. Labą dieną, ar su Alina kalbam? Labą dieną, taip. Labą dieną, Alina, jūs trukdo čia Corporated pasveikinimai. Įmonė tokia, kuri sveikina žmonės tiesiog su artėjančiom progom ir jūsų draugas užsakė jums pasveikinimą. Ar turėtumėte minutę išklausyti? Taip. Artėjančio gimtadienio proga, gerai? Taip. Prabėga laikas. Sutinusios akis pažvelgė į saulę, o ten jau medžiai, pavargę nuo rudenio saulės. Nubėrė lapus, žiūri, apsvaigė į pasaulę. Tos spalvos ir dangus, tos žemės, apakė visi. Nebegali kentėti daugiau gelmėse. Ir akmenys verkia, ir tūžia. Ir tu, šipsais kaip rupūžė. Gimtadienis tavo jau greitai atbėgs. Prabėgs? Nebijok, dar vienas atlėks. Gal kitais metais, gal rytoj, gal poryt, gal penktadienį, šviečiant saulę iš pat ryt. Alina, su gimtadieniu tave, daug laimės, meilės paryčiais, kad gyventum tu gražiai, gražiai, gražiai. Sveikinam tave, tau pasveikinimą siunčia Dalius. Ačiū labai. O kodėl juokies taip? Nes kažkaip labai netikėtai čia viskas taip, gimtadienis taip mano yra penktadienį, bet taip 2 dienas prieš kažkas sveikina, tai labai malonu. Tai super, tai žinok, iš tikrųjų sveikina ne tik vienas Mantas, kuris taip dabar kalbėjo, bet ir Modestas ir dar kokie 300 000 Zip FM klausytojų. Tiesioginiam Zip FM eterį. Su gimtadieniu, kiek metų tau bus? Epic juokas. Oi. Ačiū labai malonu. Oi, Alina, o tu